Šių metų Nobelio premija medicinos ar fiziologijos srityje virto dar vienu skandalu. Kaip žinome, šios premijos laureatus parenka Nobelio asamblėja prie Karolinska universiteto Švedijoje. Taigi pasirodo, kad tas institutas galimai panaudoja Nobelio prizą, Nobelio premiją tam, kad gautų pinigų. Finansiniai ryšiai tarp Karolinska instituto ir Moderna kompanijos kelia klausimą dėl šios premijos sąžiningumo. Iš tikrųjų, buvo dvi bėdų bangos. COVID-as, 20 metai. Lietuvoje miršta daugiau kaip 4000 žmonių daugiau negu vidutiniškai per ankstesnius metus. Atsiranda vakcinos, atseit puikios, ką turime kitais metais, mirčių jau daugiau kaip 8000 daugiau negu vidutiniškai anksčiau per metus. Kitaip sakant, padidėjimas padvigubėjo. 2014 metais spalį Moderna skyrė $450 milijonų ilgalaikiam bendradarbiavimui su Karolinska institutu ir Karolinska universiteto ligoninė. Apie tai rašė amerikiečių Wall Street Journal 2015 m. sausio 5 dienos publikacijoje. Manau, kad šis atvejis pratęsia jau netrumpą Nobelio premijos skandalų seriją. Paminėsiu kelis ankstesnius atvejus. Skandalai prasidėjo nuo paties Nobelio. Jis buvo, kaip žinome, dinamito ir kitų sprogstamųjų medžiagų išradėjas. Nobelis neturėjo gero imidžo visuomenėje. Kartą, kai mirė Nobelio brolis, vienas Prancūzijos laikraštis sumaišė jį su Alfredu Nobeliu ir parašė, kad mirties pardavėjas mirė. Ir viena kontroversija jau nesena, 15 metų senumo, vaistų srityje. 2008 metais Nobelio premiją gavo Harald zu Hausen už tai, kad atrado žmogaus papiliomavirusą ir jo ryšį su gimdos kaklelio vėžiu. Tačiau kompanija, kuri gamina vakcinas nuo žmogaus papiliomaviruso, rėmė Nobelio premijos įteikėjus. Be to, 2 nariai komisijos, kuri išrinko Zurhauseną kaip Nobelio premijos laureatą, buvo susiję su ta farmacijos kompanija. Blogiausia, kai korumpuojamas mokslas. Mes pripratome, kad korumpuojami politikai, visuomenės veikėjai, bet dabar auka tapo ir mokslas. Ir tai turbūt pati didžiausia COVID auka.